bet ten tų titulų yra daug. Mano 3 pergalės didžiausias, tai tokios tas LKL-as pirmas, NBL-as ir ULEB-as. Tai čia tokios, kurias visada atsiminsi. Džiugu, kad Lietuvoje yra tokia komanda ir kad stengiasi taip tokius žingsnius daryti ir garsinti krepšinį. O tai yra gerai ne vien tik Lietuvos Rytui ar kam, o šiaip visam Lietuvos krepšiniui, visiems žmonėm ir žiūrovam ir šiaip visiems. Yra iškovoti ir tie Lietuvos krepšinio lygos titulai ir ta pati, sakykime, ULEB taurė, dabar bus antras sezonas Eurolygoje, o ne, nu tai iš tikrųjų per 10 metų tikrai yra daug nuveikta ir manau, yra kas svarbiausia, tai kad yra sukurta kažkokia tai klubo gerbėjų bazė. – 1997 rugsėjį Lietuvos krepšinio lygoje debiutuoja naujas Vilniaus klubas Lietuvos Rytas. Jį treniruoti komandos vadovai pakvietė olimpinį čempioną Modestą Paulauską. Mums keliems krepšinio entuziastams, gal ne visi mes esam krepšininkai, bet žinodami, kas yra Lietuvoje krepšinis ir kad jokia kita sporto šaka su krepšiniu negali konkuruoti, nutarėme mesti iššūkį nusistovėjusiai tvarkai. Lietuvoje tik vienas yra superklubas, o visi kiti yra tik palydovai to klubo. Ir todėl pažiūrėjome, kas tuo metu užima paskutinę vietą Lietuvos krepšinio lygoje. Bankrutuojantis tuo metu buvo Statybos klubas. Ir mes nutarėme pradėti nuo nulio tą žygį aukštumas. Rugsėjo 20-ąją Lietuvos Rytas iškovojo pirmąją pergalę savo istorijoje. LKL naujokai laimėjo prieš Šiaulius 78-70. Prieš 10 metų komandoje jau žaidė Andrius Šležas, dabartinis Lietuvos Ryto kapitonas. Man tokios pavardės kaip Sirvydis, Palšis, Mikalajūnas, Skaisgiris ar pats Tulga buvo tikrai garsios pavardės ir Purlys ir pakliuvo tokia komanda iš tokios žemesnės lygos, tai man buvo tikrai labai didelis stebuklas. Tuo metu Rytas rungtyniavo nedidelėje Ekinsto salėje. Bet į Lietuvos sostinę po beveik 3 metų pertraukos grįžo tarptautinis krepšinis, o pirmasis Koračo taurės mūšis su Kazanės Uniks ir pergalė 87-75 įvyko Vilniaus sporto rūmuose. Vis tiek viena iš garsiausių buvo Lietuvoje salių. Didžiausia. Geras jausmas, bet toks lankas labai mažas buvo. Atrodo didelė salė, lankas toks mažas, atrodo kaip pataikyti reikės. Bet viskas gerai. Pirmojo klubo titulo ilgai laukti nereikėjo. 1998 kovo 29-ąją Lietuvos Rytas iškovojo Lietuvos krepšinio federacijos taurę. Finalo ketverto turnyras vyko Šiauliuose. Vilniaus komanda finale nugalėjo šeimininkus 72-65. Jau pirmaisiais metais Lietuvos Rytas sugebėjo užlipti ant LKL prizininkų pakilos, nors sezono viduryje blaškėsi turnyrinės lentelės viduryje. Mažajame finale įvyko 2 Vilniaus komandų mūšis. Lemiama dvikova. Paskutinį Sakalų metimą blokuoja Martynas Purlys ir Lietuvos Rytas švenčia pergalę 72-69. Nors prieš sezoną komandai buvo keliama kukli užduotis patekti į atkrintamąsias varžybas, ji pasiekė kur kas daugiau, iškovojo LKL bronzą. Tai, kad mes užėmėm 3 vietą ir kad patekome Europos taurės, tai tuo metu atsimenu į Saportos taurę, mums suteikė daug kozirių. Vis dėlto sostinė mokus klubas, vis dėlto tą reputaciją mes per metus užsidirbome, tikrai davė daug rimtų kozirių rankas ir nuo to prasidėjo augimas. Nuo to prasidėjo toks augimas, kur tikrai nebuvo galima prognozuoti. Po Eurolygos rungtynių žiūrėkite tęsinį.
Antrąjį Lietuvos Ryto sezoną komandos žvaigždėmis tapo Šarūnas Jasikevičius, Andrius Giedraitis ir Rimas Kurtinaitis. Iš tos komandos pamenu, kad Šležas žaidžia ir dabar buvo tada jaunas, Kazlauskas. Na ir dar teko man užkabinti tokį gabaliuką, nes Jasikevičius kaip tik buvo grįžęs po Amerikos. Ir pirmas jo sezonas, kai tik buvo žaidėme kartu. Man tie metai buvo idealūs, tai buvo pirmieji mano metai kaip profesionalas, sakykime. Ir jau nereikėjo galvoti apie mokslus, kaip Amerikoje buvo kažkas ir buvo galima, nežinau, tada neturėjau šeimos, atsimenu, turėjau draugę, kuri Amerikoje gyvendavo ir būdavo galimybė, sakykime, draugas nėra, aš vis tiek Vilniuje vienas, tai aš į salę ateinu per laisvą dieną, pamėtau, tai buvo galimybė grinai visą dėmesį skirti krepšiniui. Naujoje klubo arenoje Jasikevičius ir Giedraitis kelis kartus per sezoną gerino rezultatyvumo rekordus. Mače su Šiauliais Giedraitis surinko 41 tašką, tai iki šiol išliko Lietuvos Ryto rekordų. O Jasikevičiui ir prabėgus 9 metams priklauso rezultatyvių perdavimų rekordas 13. A, tai 13? Tai galvojau, kad daugiau buvau padaręs kažkur. Jaskė atrodė tada kaip visi amerikonai. Žaidė, sakysim, ir savo malonumui, ir gal ne tiek partneriam, toks daugiau buvo individualaus plano žaidėjas. Jam reikėjo priprasti prie to europinių gal lygio daugiau. Gal save parodyti kažkiek, nes natūralu tai yra. Šį sezoną Lietuvos Rytas gavo teisę kovoti Saportos taurės turnyre. Grupės varžybose Lietuvos Rytas užėmė 4. vietą, o 16-finalio mūšyje su Saloniku Aris sugebėjo laimėti tik pirmąsias rungtynes savo aikštėje. Mes iš tikrųjų turėjom galimybę aplošti jos netgi daugiau Vilniuje ir, sakykime, Salonikose tikrai žaidėm labai gerai. Ir iš tikrųjų jėgų pritrūko ir patirties turbūt pritrūko, tie vis tiek vyrai buvo daugiau, atsimenu, turėjo kai kurios Graikijos rinkinės žaidėjus ir amerikiečius kažkokius. 98-aisiais Lietuvos Rytas pirmą kartą pateko į LKL finalą, kuriame jo laukia tą sezoną nenugalimas Kauno Žalgiris. Tuo metu Žalgiris čia buvo viskas, čia jie laimėjo Eurolygą. Komanda surinkta super stipri ir jau praktiškai turbūt net nieks nesvaišėjo apie kažkokios mintis ar kažką, apie laimėjimus. Nedaug trūko vienose varžybose. Ten porą taškelių ar kiek ar trim tik tai pralošėm, matau, 3 varžybas Kaune. Aišku, LKL maksimali vieta iki to buvo tokiam klubui kaip Lietuvos Rytų, tai yra 2. vieta, ką mes ir pasiekėm. Ir, kaip sakant, jau, man atrodo, mes Sakalus aplošėm pusfinalį ar kažką ir jau jautėm, kad jau, kaip sakant, aukščiau bambos neiššoksi, jau tiem metam jau tikrai padarėm daugą ir tiek. Pirmąjį sezoną 3, antrąjį 2, trečiąjį 1. Taip sparčiai Lietuvos Rytas kilo aukštyn LKL pirmenybėse. Pirmieji 3 metai buvo stebuklingi. Mes tik tai kilome ir tas kilimas, aišku, buvo pernelyg greitas. Kad Lietuvos Rytas eina teisingų kelių, patvirtino Saportos taurės varžybos. Atkrintamosiose varžybose vienas po kito krito Sarajevo Bosna, Jeruzalės Hapoel ir Porto klubai. Pusfinalyje Lietuvos Ryto laukė žvaigždžių perpildytas Bolonijos Kinder. Atsimenu, kad buvo Konomų, Danilovičius. Danilovičius, Abija, Rygoda. Atsimenu. Lietuviai namuose supančiojo Bolonijos žvaigždyną. Dvikovoje Vilniuje paskutinį kartą italai pirmavo iki pertraukos likus porai minučių. Lietuvos Rytas sukūrė stebuklą ir laimėjo 70-60. Atvažiavau čia, tikėjausi gana lengvai ir Danilovičius žaidė ir kai po varžybų matas, sako, iš jau likęs tik kontraktas ir žaisti visai nemoka, sakė. Mesina man yra minėjęs, kad aš važiavau į Italiją žaisti, kad, sakė, atsimena dar iš tų rungtynių nuo to laiko mane, tai tikriausia neblogai pasirodžiau, kad treneris įsiminė ir iki tol net
minėjo. Vilniuje sužeistas Kinder savo aikštėje buvo įsiutęs ant juokimis to sezono Europos krepšinio išsišokėlio Lietuvos Ryto. 10 taškų persvaros neužteko. Bolonijoje Kinder laimėjo 83-71. Tada mes dar nebuvom pasiruošę laimėti Europos taurės ir tas laimėjimas galbūt būtų neigiamai paveikęs mūsų tolimesnio klubo istoriją. 2000-ųjų LKL finalas pakeitė Lietuvos krepšinio istoriją. Istoriją pakeitėm, pirmą komandą, kuri laimėjo finalą, nugalėjo Žalgirį. Atsimenu tik tą visą seriją, kad mes pirmas varžybas pralošėm 22, jeigu neklystu, taškais ir ten, nežinau, ir mes prieš tai pasirengimą turėjom Palangoje, dar atsimenu Kaune, mes išeidami lyg tai, nežinau, kas ten, žurnalistas Mačiulis ar kas ten sako, taip jūs toj Palangoje ruošėtės. Ir paskui iš eilės mes išlošėm visas 3. Paskutinėse finalo rungtynėse Žalgiris pakilo į lemiamą šturmą, likus 2 minutėm iki mačo pabaigos ir sumažino skirtumą iki 2 taškų. Bet pabaigoje nesudrebėjo Arvydo Macijausko ranka ir Lietuvos Rytas šventė pergalę 70-65. Negi pamenu, paskutinę minutę atkovojau kamuolį, lyg tai kažkas metė 3 taškį, ten subaudavo mane, pabaiga daug maž buvo mūsų rankose. Žalgiris vis kiekvienais metais ir čia staiga bam ir viskas ne Žalgiris, o vat Lietuvos Rytas. Saša Kunskis užšoko ant manęs, aš ten lyg tai su Ramūnu mes buvom apsikabinę, mes patys iki pirminių kritome ir visi užšoko ant mūsų, tai ten prispaudė mane, ten juokė, mes kvailiavom. Ir galbūt tai buvo lemtingas ženklas Lietuvos krepšinėje, kai pagaliau tokio mažo šalyje atsirado ne vienas, o 2 superklubai. Nors Lietuvos Rytas iškovojo kelialapį į Eurolygą, skilimas Europos klubų krepšinyje sujaukė visą varžybų struktūrą. Todėl kitą sezoną surengti 2 lygiaverčiai stipriausių komandų turnyrai. Viename jų Supro lygoje atsidūrė Vilniaus klubas. Tai lyga buvo, čia Europoje kaip ir aukščiausias lygis. Ir visi norėjo įrodyti kažkaip, kad galim ten žaisti ir tuo labiau, kad matėsi, kad jau nesam tokie grybai, kad galima būtų nekovot. Ir atėjo tas momentas, ten, man atrodo, po naujų metų, žinau, kad laimėjom nemažai, gan tikrai rungtynių sunkių prieš geras komandas. 2001 m. vasario 15 d. Vilnius patyrė neįtikėtinos pergalės Vaigulį. Lietuvos Rytas patiesė ant menčių ne bet ką, o Eurolygos čempioną Atėnų Panathinaikos 87-78. Tikrai niekas netikėjo, tada atsimenu, Matsas gerai sužaidė ir Elgetas. Tas 3 taškus svarbus pataikė. Namie mes laimėjom prieš jas, aš pamenu, kad ten daug visi rašė, ten pradėjau lyginti ten pinigus, atlyginimus, ten daug diskusijų buvo visokių. Galų gale svajodavo apie jų tenai tos atlyginimus ar kažką panašaus, tai visokių kvailų buvo. Laimėti prieš tokią komandą, tai irgi buvo kažkas nerealaus ir visi ten po rungtynių džiaugiasi vos ne, kai būtume laimėję ten jau Eurolygą pačią. Nes su tokiais žaidėjais ten tuo metu, nežinau, kaip buvo Diroga ir ten visi dar buvo super žvaigždės surinktos ir laimėti, tai džiaugsmo buvo ten tiek. Dabar buvau Panathinaikos klube ir visi jiem primenam tą, net nuotrauka yra pas juos ant sienos, ten viena tokia, kai mes ten lošėm prieš juos. Ir jie atsimena, kaip ten mūsų mažoj salytėj, kad jie ten pralošė ir ką žinau, ten Alvertis, ten keli dar kurie seni žaidėjai. Lietuvos Ryto žygis Supro lygoje sustabdė Stambulo Efes Pilsen. Po to vilniečiams nepavyko apginti ir LKL čempionų titulo. Sunku kiekvienais metais, sakykime, laimėti čempionatą. Labai ilga ta serija buvo ir kovom iki pat galo ir tik tai paskutinėse rungtynėse išaiškėjo nugalėtojas. 2001-aisiais Lietuvos Ryto aprangą apsivilko Rimantas Kaukėnas, o po skaudaus pralaimėjimo Eurolygos atrankos turnyre komandos vairą perėmė garsus Lietuvos treneris Jonas Kazlauskas. Atėjau Jonas ir, sakykime, tikrai daug davė komandai, daug asmeniškai davė man, nes aš skaitau, kad Jonas yra vienas geriausių Lietuvos trenerių, tai žiūrėsiu, kad taip gavosi man pabūti pas jį.
Kažkaip norėjusi galbūt namuose pažaisti, nes buvau jau iki 6 metai, jau žaidžiau kaip už ir Lietuvos ribų ir gera komanda buvo ir tikrai norėjusi pabandyti. Kai Saportos taurės varžybose komandos žygis baigėsi ketvirtfinalyje, įpykę Lietuvos Ryto žaidėjai savo jėgą įrodė Šiaurės Europos krepšinio lygoje. Vilniaus sporto rūmai sprogo džiaugsmu, kai NBL finale Lietuvos Rytas paveržė čempionų karūną iš Permės Ural Greit. Iš tikrųjų, tas NBL'as buvo irgi toks žiauriai malonus išlošimas ir irgi atsiminsim, kadangi iš mūsų niekas nesitikėjo, gal kad mes išlošim būtent ir tikrai ta pergalė prilygsta prie pačių didžiausių, kokią pasakyčiau, kai mes išlošėm tą NBL finalą. Kažkoks pripažinimas, kažką komanda gal pasiekė, kažką įrodė, kad galim kažką laimėti, ne tik Lietuvoje. LKL pirmenybėse Rytas ryškiai dominavo. Atrodė čempionų žiedai ranka pasiekiami, tačiau prieš pat finalą į motociklo avariją pateko pagrindinis komandos vidurio puolėjas Robertas Jevtokas. Šokas buvo visiems, atsimenu, prieš pat finalą atvažiavome treniruoti ir kažką, primenu. Daktaras prieėjęs negi pasakė, kad Robertų nelaimė atsitiko. Aš sukvailiojau ir šiek tiek į avariją patekau. Gal tik tiek, kad komandą pavedžiau finale ir taip tiesiog, kaip pasakyti, taip neapgalvotai. Aišku, tai aš nespecialiai pasielgiau bet tada atsimenu treneris Kazlauskas, sako, jis iš pradžių pas mane netėjęs, buvo išpykęs, manęs man atrodo, kadangi vis tiek aš buvau pagrindinis centras ir taip komandą palikti per finalus ir daug garbės nesuteikė žaidėjai. Ir jisai paskiau, kai atėjo aplankyti jau po finalų, jis sako, tu visą komandą būtum pavedęs, bet jie tada išlošė. Tai buvo ilgiausia finalo serija LKL istorijoje. Viskas sprendėsi 7-ojoje dvikovoje Vilniuje. Lietuvos Ryto aistruoliai jau ėmė sveikinti vienas kitą su pergale, tačiau kanadietis Shermanas Hamiltonas tuoj pat švystelėjo tritaškį. Aidint sirenai per priešininkų rankas jis įsmeigė dar vieną tritaškį. Neįtikėtina – pratęsimas. Bet šeimininkai neišskydo. 79-74 ir po nuožmios kovos Lietuvos Rytas šventė antrą komandos auksą. Po džiugu, ten visi veržėsi į tą aikštelę ir mes apibėgom tą ratą, atrodo. Paskui nusileidom į rūbinį, vėl pakilom į viršų, vėl ratą ir ten, žodžiu, glėbėšiavomės. Buvo tikrai malonus džiaugsmas, nes 7 varžybas laimėt. Ar tikiesi ar nesitiki pergalės, bet vis tiek džiaugsmo yra labai daug. Žalgirį iš vis yra laimėti didelis džiaugsmas. Nėra skirtumo ar finalas ar ne finalas. Ir labai būna sunkios, nervingos varžybos. Kiek atsimenu jau, kiek žaidęs tų rungtynių su Žalgiriu, tai lengvų nė vienos nebuvo. Ir apskritai tas sezonas buvo labai geras, nes laimėjo ir NBA laimėjome, ir čempionatą, tai visi turėjom tokį tikrai super sezoną ir tas čempionatas LKL vainikavo, užbaigėm sezoną taip pergalę, trofėjum tokių. 2002-2003 metų sezonas prasidėjo linksma švente ir dainomis po pirmosios pergalės čempionų taurėje. Tai buvo naujas reformomis vis užsimančios FIBA turnyras. Šiaurės konferencijos varžybose Rytas ilgai išlavė visus varžovus, laimėjo visas 10 grupės rungtynių. Lengvos pergalės užliuliavo Lietuvos sostinės krepšininkus ir finale jie nusileido Kazanės Unix klubui 90-93. Komandai nepasisekė ir antrajame etape. 2003 metų LKL finalas prasidėjo rungtynėmis, kurios amžiams įrašytos į Lietuvos krepšinio enciklopediją. Kur Timinskas įmetė tą? 5 sekundės. Macijauskas. Šeštokas. Iš 3 taškų zonos. Sunku to patikėti, tačiau Kęstutis Šeštokas. Likus 30 sekundės. Išlygino rezultatą. 80-80. Štai šis paskutinysis.
Liko 30 sekundės, kamuolys Edo Kotos rankose. Iš užribio išmetė kamuolį, Timo pagavo ten kokių 4 metrų spindulių prie krepšio, apsisuko, ten metai. Ir metė. Jie bus priversti žaisti pratęsimą. Edas Kota, perdavimas per visą aikštę. Timinskas paėmė orę ir pataikė. Na, kaip dabar atsimenu, tai tikrai buvo labai didelis toksai nusivylimas, taip netikėta. Netgi nieks negalvojo, kad taip galima įmesti per tas 0,3 sekundės. Po šių rungtynių emocijos dar labiau įkaito. Beveik kiekvienose rungtynėse žaidėjai santykius aiškinosi ir keiksmažodžiais, ir apsistumdydami. Penktosiose finalo rungtynėse 26 taškus pelnė Arvydas Macijauskas. Šis baudos metimas – paskutiniai jo taškai Vilniaus komandoje prieš legionieriaus karjeros pradžią. Lemiamoje dvikovoje jis dėl traumos nežaidė. Žalgiris laimėjo 80-69. Prieš sezoną į komandą atvažiavo 3-kart NBA čempionas amerikietis Dikis Simkinsas. Po metų pertraukos į aikštę sugrįžo sunkias traumas išsigydęs Robertas Jeftokas. Prisimenu, laukiau pirmų varžybų, labai jaudinaus, nes, kaip kad taip, metus čia dabar su viršum nežaidės, viską visi jau ten nepašoks, ne tą, nepadarys tą, tu vis tiek tiki savo jėgom, bet tas toks jaudulys gan didelis. Lietuvos Rytas pirmą kartą stojo į kovą dėl ULEP taurės. Naujose varžybose, kaip ir prieš 2 metus, lietuviai iš Europos turnyro iškrito pralaimėję Jeruzalės Hapoel klubui. Kai žaidi, tikiesi ir grupė ir matai, kad gali eiti toli ir staiga bum, ketvirtfinalį gauni. Gerai, pirmais metais, paskui antrais vėl tas pats, tai jau kaip užkerėta būdavo tas ketvirtfinalis. Tų metų LKL finalo dvikovos buvo ypatingos. Kauno Žalgirio gretose paskutinį savo karjeros sezoną rungtyniavo Arvydas Sabonis. Grįžo jisai ir prieš tokį žmogų žaist, tai čia kiekvienam, nežinau, jau yra kažkas tokio vien žaisti. Ten nekalbu, ar ten laimėti, ar pralaimėti, nežinau, jau čia jau kaip išeina, bet tai galbūt įsiminė dėl to, kad, Sabonį žaidėm ir ten mes gebėjom ten porą rungtynių, man atrodo, laimėti. Keletą metų negalėjom nieko laimėti, bet tai buvo, tie pralaimėjimai turėjo didelę prasmę ir mes iš tikrųjų turėjom kažką sugriauti, kad galėtume vėl kurti. 2004 lapkritį daugiau nei 10 000 žiūrovų ir Vilniaus Lietuvos Rytas įžiebė krepšinio fiestą naujoje sostinės Siemens arenoje. Tomas Delininkaitis pelnė pirmosius taškus šios salės istorijoje, o Lietuvos Rytas sutriuškino Kauno Žalgirį 74-59. 10 000 palaiko, tai visi švilpia, visi tau stengis varyk, atsisuki, pasisus tos akis tokios. Užveda be galo daug. Palyginti su praėjusiu sezonu, Lietuvos Rytas atsinaujino iš pagrindų. Pirmą kartą treneriu tapo užsienietis serbas Vladė Djurovičius, komandos generolo įžaidėjo pareigos atiteko Latvijui Robertui Štelmacheriui. Viskas ėjosi taip, kad mes galime laimėti, bet niekada negalvojau, kad iš tikrųjų galime iškovoti ULEP taurę. Tik po to, kai laimėjome, supratome, ką padarėme. Vilniaus komanda įsiveržė į ULEP taurės ketvirtfinalį įveikęs Salonikų Aris. Paskui krito Salonikų PAOK, o pusfinalyje Valencijos Pamesa. Visos 3 dvikovos buvo labai panašios. Lietuvos Rytas pirmasias rungtynes kaskart žaisdavo svečiuose ir parsiveždavo 2-3 taškų deficitą. Užtat savo arenoje Vilniaus krepšininkai kaskart pasiekdavo revanšą nedideliu, bet pakankamu skirtumu. 2 sykius išnešėm, galim sakyti, kailį po 1 tašką. Ir tai lemiamas metimas jiem priklausė, ar jie įmes ar ne. Vienas mačas, kitas, būtų gerai nueiti bent iki pusfinalio. Ten Pamesa. Atrodė, kaip. Tada finalas. Jei laimėsime finalą, oi, mes tai padarėme. Taigi čia finalas, tai jau rimta. Taigi čia taurė.
Finale Belgijos mieste Charleroi Lietuvos ryto laukia graikai. Kozanio Makedonikos klubas. Po 3 kėlinių atrodė, kad lietuviai nušluos varžovus, nes Lietuvos rytas pirmavo 22 taškais. 57-30. Pabaigoje graikai grėsmingai ėmė artėti. Kai pasiliko keli taškai, kelios ar ten minutės, jau minutė, tai paprasčiausiai toks atsirado toksai šokas, kaip čia dabar jie iš 20 kažkelių taškų prisivijo prie kelių taškų. Nesąmonė, negi mes galim pralaimėti. Aš atsimenu, treneriai ten pradėjo blaškytis, atsisuko ten 5 pražangą Štelmacheris gavo. Atsisuko treneris, jisai žiūri, ieško, ką galėtų išleisti. Jis tikrai tuo momentu nematė, ar ne tiek, kad nematė, bet jis gal mūsų net nebematė. Nes vis tiek buvo ir mums patiems, atsimenu, buvo toksai tikrai labai jaudulys didelis. Nes iš tiek taškų, tiek... Bet kaip sakau, su laiminga pabaiga. Rimacas. Nebesuspėja varžovai, netaiklus paskutinis metimas. Ir triumfuojantys Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai. Lietuvos rytas šventė pergalę ULEB taurės finale 78-74 ir iškovojo vietą Eurolygoje. Kai ką aš dariau, kai nuėdėjau finalinį švilpuką, tada užgožė visą tai, kas buvo prieš tai. Buvo visai... svarbiausia akimirka mūsų klubo istorijoje. Tais metais buvome, su komanda daug dirbom psichologiškai, bandėm rasti kiekvienam žaidėjui motivaciją. Nes čia susirenka įvairių šalių, įvairių tautybių žmonės ir surasti kiekvienam motivaciją, silpną vietą, vadinamąją, priversti jį dirbti komandai, atsiduoti kiekvienoms varžyboms. Tai nebuvo lengva, bet man atrodo, mums pavyko. Nes mes sužinojome, kaip paveikti ir Nesbį, kaip paveikti Esaitį tuo metu, kaip Jevtoką. Man atrodo, mums pavyko. Net ir Einikis tuo metu labiau garsėjo krepšinio aikštėje negu už jos ribų. Ne, Lietuvos rytas aš visą laiką analizuoju, kokia tai yra komanda. Jeigu reikėtų apibūdinti ją vienu žodžiu, aš pasakyčiau laiminti komandą. Prieš debiutą Eurolygoje komandos treneriu tapo buvęs Kroatijos rinktinės treneris Nevenas Pahija. Į komandą atvyko Australijos rinktinės puolėjas Matthew Nilsenas. Bet pirmieji 2 mačai baigėsi 2 skaudžiais pralaimėjimais. Ta savaitė po pirmų 2 pralaimėjimų buvo sunkiausia mano gyvenime. Tiek darbo ir tokios įtampos niekada nebuvo prieš tai ir po to. Tai buvo pati sudėtingiausia savaitė. Mes dirbom visą dieną, naktį, visą savaitę, galvodami, ką mes turim padaryti. Įspūdingai sužaidęs Lietuvos rytas pergalių Eurolygoje sąskaitą atidarė ne bet kur, o vienvaldės Ispanijos čempionato lyderės aikštėje Barcelonoje. Lietuviai laimėjo 97-91 ir gavo tokį pasitikėjimo savimi užtaisą, kad po to iškovojo dar 6 pergalės iš eilės. Grįžo pasitikėjimas savimi. Ne vienas mūsų Barcelonoje žaidė gerai. Manau, kad tokia svarbi pergalė pakeitė viso sezono eigą. Jei būtume Barcelonoje pralaimėję, patektume į gilią bėdą, bet vietoje to viskas apsivertė aukštyn kojom. Tai pirmą sezoną atėjom ir taip sudalyvavom ir tiesiog visi taip atsiskleidė, nebuvo, kad vienas kažkuris varė tenais. Tiesiog visa komanda atsiskleidė ir tokie, visi Europai šnekėjo, atvažiuoja tenais, oi, mačiau, kaip jūs pernai varėt. Malonu iš tikrųjų girdėti ir nieks nesitikė iš tavęs ir ne tai, kad ten fuksais vieną išlošiai prieš kažką antrą. Tu 7 iš eilės ir tokios komandos grandus, tai Europos kali pas juos namuose. Nežinau, maloniau nieko negali būti. Iš viršaus baigiamas Maccabi komandos pasirodymas. Puikų sezoną vainikavo pergalės Baltijos lygoje ir LKL. Baltijos lygos finale Lietuvos rytas tiesiog sutriuškino Žalgirį 85-58. Lietuvos čempionate Vilnius triumfavo nušluodamas savo amžinus varžovus 4-0. Mes pajutom, kad mes stipresni, tai mes ir viską išlašėm. Žalgiris gal pasijuto, kad ten prisimenu po varžybų, ten, kad jūs buvote stipresni, sako.
I'd heard of Žalgiris and all that kind of thing, of course, but when Jonas... Buvau girdėjęs apie Žalgirį, o kai Jonas kvietė mane į Vilnių, buvo labai aišku, ko jis tikėjosi iš kito sezono ir man pasiūlė būti to dalimi. Mėgaujuosi tuo nuo pat pradžios. I love it. I enjoyed it right from the beginning. Aš užaugau su Žalgirio pergalėm. Ir Žalgiris nebejotinai, žiūrėdamas į Žalgirį, aš mačiau labai daug gerų dalykų ir labai daug gražaus krepšinio. Bet aš ir dabar sirgu Žalgirį. Savotiškai. Nes stiprų Žalgiris yra stipraus Lietuvos Ryto būtina sąlyga. Dešimtąjį Lietuvos Ryto sezoną komandai teko sugrįžti į ULEP taurės turnyrą ir vėl iš naujo įrodinėti, kad klubas turi priklausyti elitiniai Eurolygai. Vilniečiai priėmė iššūkį. Jie jau pirmajame etape parodė, kad yra pasiryžę nesitraukti nė per žingsnį ir savo grupėje aplenkė visus varžovus. O atkrintamųjų varžybų pradžia priminė 2005 metus. Tiek aštuntfinalyje iš Udinės, tiek ketvirtfinalyje iš Strasbūro Lietuvos Rytas parsivežė kelių taškų deficitą, bet namie atsakomąsias rungtynes laimėjo didesniu skirtumu. Pusfinalyje lietuviai peržengė ir serbišką barjerą, nugalėjo Železniko FMP. Lietuvos Rytas antrą kartą per 3 metus pateko į ULEP taurės finalą, kuriame šį kartą laukė Madrido Real. Мы играли в финале, проиграли. Думаю, что не надо делать никакие упреки друг на друга. Žaidėme finale, pralaimėjome, bet nereikia nieko kaltinti. Buvo nuostabu. Per 3 metus 2 kart žaisti finale pavyksta ne kiekvienam. Немногим это удалось. I say we were a quarter away from winning that. I think it was that third quarter where... Nuo pergalės mus skyrė vienas kėlinys, trečiasis. Pirmoje rungtynių pusėje žaidėme gerai, o trečiajame viskas klostėsi blogiau. Parametėme, klydome, o Smithas įsiplėskė. Smith especially got on fire for them. Į Šarlerua vėl suvažiavo tūkstančiai Lietuvos Ryto sirgalių. Jie palaikė savo komandą ne tik pirmaujant prieš karališkai klubą, bet ir po finalo švilpuko, skelbiančio ispanų pergalę 87-75. Krepšininkai atsidėkojo savo sirgaliams po savaitės, kai antrus metus iš eilės iškovojo Baltijos lygos čempionų titulą. Finale Rygoje Lietuvos Rytas nugalėjo Žalgirį 81-77. 10-ąjį Lietuvos Ryto sezoną vainikavo geros žinios iš ULEP. Vilniaus komandai nebereikės vėl kovoti ULEP taurės turnyre. Lietuvos Rytas sugrįžta į Eurolygą. Įdomiausia vis tiek, užkopus ant vienos viršūnės kažkur kopti aukščiau. Gal todėl mes esam tokia viena iš nedaugelio komandų, kur į Eurolygą antrą kartą patenkam per kovą, išsikovojam tą teisę. Ir liko viena aukštuma dar Eurolyga, bet aš nežinau, ar tai yra įmanoma. Su mūsų pinigais, su mūsų mentalitetu galbūt. Gal jau čia reikia truputį kitos aukščiausio paramos, aš nežinau. Gera komanda ir aš tikrai galvoju, kad jie verti žaisti Eurolygai, bet aišku, maža šalis, daug visokių niuansų, bet, sakykime, salė puikiai, sirgaliai audringi ir suburė komanda tikrai gera, kiekvienais metais. Kai Europoje pasakai Lietuvos Rytas, visi sako, Lietuvos Rytas gali būti pavojinga. Vilnius yra sostinė ir turi turėti gerą komandą, aš skaitau Lietuvoje. Viską, ką turi, davė krepšinis. Būtų smagu, kad Lietuvoje būtų komandos tokios ten kaip Graikija, kaip Ispanija, kad tau niekad nereikia išvažiuoti niekur. Kas gali būti geriau dabar sėdėti Vilniuje ir žaisti visą gyvenimą?
Vilniui dabar jau Vilnius, sakykime, Lietuvos Rytas yra Vilniaus komanda. Kas yra svarbiausia, Vilnius vis tiek jau yra Lietuvos sostinė ir, sakant, krepšinio šalies sostinė, ne? Jeigu dar įman krepšinio pačią sostinę, tai jinai, man atrodo, vis tiek liks Kaune daug metų, bet Vilnius vis tiek jau toks miestas, jau kur visi serga už Lietuvos Rytą, tai yra Vilniaus komanda ir jau vien tik tas pats faktorius, manau, kad yra labai svarbus. Komanda turi nuostabią salę. Aš manau, sakykime, lyginant su Europos kitom salėm, tai turbūt yra penkiukai kokioj kaip gražiausių salių. Nu, ir manau, kad klubas, jeigu vėl toliau tokios ambicijos liks, tai tik į viršų kils ir duok Dievą, kad Lietuvai vis tos būtų 2 vietos Eurolygos.